Sveiki visi ir sveiki atvykę į mano antrąjį vaizdo įrašo Ukrainos prekybos dokumentacijos skaitmeninimas. Tiems, kurie nematė mano pirmojo vaizdo įrašo Ukrainos teisinį, bankininkystės ir mokesčių aspektai, leiskite prisistatyti. Mano vardas Oksana Gunde. Bet to, kad esu ICICI Ukraina viceprezidentas, esu ir Ukrainos advokatų kontoros, turinčios biurus Ukrainoje ir Šveicarijoje įkūrėjas. Turiu daugiau nei 20 metų patirtį tarptautinėje komercinėje teisėje, dirbau Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje, Šveicarijoje ir žinoma Ukrainoje. Prekybos dokumentacijos skaitmeninimas, ypač tarptautinės prekybos kontekste, yra labai svarbus žingsnis. Tai suteikia daug privalumų. Labai svarbu suprasti teisinę ir operacinę aplinką, kurioje veikiate. Elektroninės galimybės dar nereiškia, kad elektroninis dokumentas yra teisiškai privalomas. Šiame vaizdo įraše paaiškinsiu situaciją Ukrainoje. Esu tikras, kad pamatysite, jog Ukraina turi gerai išvystytą teisinę struktūrą, palaikančią skaitmenizuotą prekybą ir yra pasiryžusi ją dar labiau tobulinti. Tačiau prieš pradėdamas norėčiau pasakyti, kad be neabejotinų ekonominių privalumų, kuriuos suteikia prekybos skaitmeninimas, yra ir dar viena varomoji jėga. Ukraina labai nukentėjo nuo korupcijos ir žmonės norėjo ją išgyvendinti. Ieškant sprendimų buvo suvokta, kad skaitmeninimas ir skaidrumas atliks svarbų vaidmenį. Vienas iš šio proceso rezultatų buvo Ukrainos vyriausybės Prozoro platformos sukūrimas. Visi viešieji pirkimai turi būti vykdomi per šią platformą. Visa dokumentacija yra skaitmenizuota. Taip pat visi turi visišką prieigą matyti, kokie konkursai yra paskelbti, kokios yra laimėjimo sąlygos, kas laimi ir kokios yra bet kurio laimėjusio pasiūlymo sąlygos. Visa tai įmanoma tik dėl šių procesų skaitmeninimo. Iš tiesų, Prozor ukrainietiškai reiškia skaidriai. Bendras sutarimas yra tas, kad šis projektas buvo didelė sėkmė ir padėjo žymiai sumažinti korupciją viešajame sektoriuje. Taigi Ukraina turi dvi pagrindinės skaitmenizacijos varomąsias jėgas – efektyvumą ir skaidrumą su visais ekonominiais privalumais, kuriuos jos suteikia. Kitoje skaidrėje trumpai apžvelgsiu pristatymą, o tada pereisime prie detalesnės šių temų apžvalgos. Kaip matote, šiame pristatyme aptarsiu skaitmeninius parašus ir jų svarbą vykdant verslą Ukrainoje, elektroninės sąskaitas faktūras, kurios dabar yra privalomos daugumai įmonių, skaitmeninės prekybos sutartis ir tai, kaip jos gali labai palengvinti prekybą tarp šalių. Ukraina pasirašė pirmąją tokią sutartį su Jungtine karalystė. Blockchain ne tik jo privalumai, bet ir tai, kaip Ukrainos vyriausybė svarsto jo panaudojimą. Ukrainos vyriausybės dėjo platformą ir jo svarba tiek fiziniams asmenims, tiek įmonėms. Tada užbaigsiu trumpą santrauką ir keliomis asmeninėmis išvadomis. Teisingai. Pradėkime nuo pirmosios temos – skaitmeninių parašų. Svarbu žinoti, kad yra 3 skaitmeninių parašų klasės. Tai skiriasi ne tik techninėmis savybėmis, kurių čia nenagrinėsiu, bet ir jų teisiniu statusu. Šios klasės yra paprastas elektroninis parašas. Tai mažiausiai saugus skaitmeninio parašo tipas. Dėl riboto teisinio poveikio ir vykdytinumo jie dažniausiai naudojami mažos rizikos sandoriuose. Pažangus elektroninis parašas. Jis turi šiek tiek didesnį teisinį poveikį nei paprastas elektroninis parašas, tačiau naudojamas rečiau dėl žemesnio saugumo lygio. Kvalifikuotas elektroninis parašas. Tai apibrėžiama kaip pažangus elektroninis parašas, sukurtas naudojant kvalifikuotą elektroninio parašo įrenginį ir pagrįstas kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatu. Jie suteikia teisinę asmens tapatybės ir jo atstovaujamos įmonės patvirtinimą.
Pagal Ukrainos įstatymus ši parašo klasė turi tokią pačią teisinę galią kaip ir ranka rašytas parašas. Dėl aukšto saugumo lygio ir teisinės galios šie parašai plačiai naudojami valdžios institucijų ir verslo subjektų aukštos rizikos sandoriams bei saugiam bendravimui. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad tam tikriems dokumentams, pavyzdžiui, paveldėjimo liudijimams ir pasams, vis dar reikalingas ranka rašytas parašas ir jų negalima pasirašyti elektroniniu būdu. Tačiau tai yra tik kelios išimtys. Kitose skaidrėse trumpai paaiškinsiu, kaip skaitmeniniai parašai naudojami Ukrainoje bei Dugei ir bei Dubei sandoriuose. Atkreipkite dėmesį, kad visi šioje prezentacijoje minimi skaitmeniniai parašai yra kvalifikuoti elektroniniai parašai. Kaip matote, Ukrainos vyriausybė priima skaitmeninius parašus plačiam paslaugų spektrui, būtent verslo registravimui ir atnaujinimui. Verslininkai gali naudoti skaitmeninius parašus nuotoliniam Ukrainoje registruotų įmonių registravimui ir informacijos atnaujinimui. Dalyvavimas įmonių valdyme. Paprastai Ukrainos įstatymai leidžia akcininkams ir Ukrainos įmonių nariams dalyvauti įmonių valdyme, dalyvaujant akcininkų susirinkimuose ir balsuojant naudojant skaitmeninius parašus. Mokesčių deklaravimas. Mokesčių deklaracijų pateikimas internetu per mokesčių mokėtojo kabinetą yra pagrindinis Ukrainos įmonių metodas. Ukrainos nacionalinis intelektinės nuosavybės ir inovacijų biuras priima skaitmeninių parašų pasirašytas prekių ženklų ir patentų paraiškas. Skaitmeninių parašų pasirašyti prekių ženklai ir patentai vėliau išduodami elektroninę formą. Muitinė ir prekyba. Skaitmeniniai parašai gali būti naudojami muitinės deklaracijoms pateikti ir pasinaudoti prekybos palengvinimo paslaugomis per internetinės valdžios platformas. Viešieji pirkimai. Įmonės naudoja skaitmeninius parašus dalyvauti elektroniniuose viešuosiuose konkursuose per Prozoro sistemą. Todėl, jei ketinate dalyvauti Rebuild Ukraine viešojo sektoriaus programoje, jums reikės tinkamo skaitmeninio parašo. Verslo licencijavimas. Įmonės naudoja skaitmeninius parašus, kad galėtų kreiptis dėl licencijų reguliuojamose srityse, tokiose kaip energetika, ryšiai ar alkoholio prekyba per atitinkamus skaitmeninius kanalus. Aplinkosaugos ir saugos ataskaitos. Skaitmeniniai parašai naudojami pateikiant poveikio aplinkai vertinimus, sveikatos ir saugos atitikties dokumentus. Subsidijų ir dotacijų paraiškos. Norint kreiptis dėl valstybinių subsidijų, dotacijų ar paramos programų, būtini skaitmeniniai parašai. Darbo teisės laikymasis, darbuotojų priėmimas ir atleidimas, taip pat darbo užmokesčio mokesčių įmokų tvarkymas turi būti pasirašomi skaitmeniniais parašais. Dabar pažiūrėsime, kaip skaitmeniniai parašai naudojami bei Dubei pasaulyje. Bei Dubei skaitmeninių parašų naudojimas Ukrainoje dabar yra visur paplitęs. Pagrindinės sritys, kuriuose jie naudojami, yra šios – sutartys ir susitarimai. Skaitmeniniai parašai naudojami komercinėms sutartims ir susitarimams pasirašyti. Elektroninė prekyba. Įmonės ir klientai bei Dubei ir bei Ducei elektroninės prekybos platformose yra autentifikuojami ir tvirtinami skaitmeniniais parašais. Sąskaitos ir mokėjimai. Elektroninės sąskaitos, mokėjimo nurodymai ir kiti pirminiai apskaitos dokumentai išduodami su skaitmeniniais parašais. Norėdami plačiau susipažinti su skaitmenizacijos nauda tarptautinėje prekyboje, peržiūrėkite Tradetech Solutions vaizdo įrašą Tarptautinės prekybos skaitmenizacija. Taigi, iš esmės yra platus skaitmeninių parašų panaudojimo sąrašas, todėl daugumai įmonių Ukrainoje veikti be skaitmeninio parašo iš esmės neįmanoma. Iki šiol diskusija buvo sutelkta į sandorius Ukrainos viduje. O kokia situacija dėl tarpvalstybinių sandorių? Apie tai pakalbėsime kitame skaidrėje. Skaitmeninių parašų abipusis pripažinimas ES ir Ukrainoje.
Skaitmeninių parašų abipusis pripažinimas tarp ES ir Ukrainos yra būtina sąlyga, kad jie galėtų būti naudojami abiejose jurisdikcijose. Ukraina tapo pirmąją ne ES šalimi įtraukta į patikimų paslaugų teikėjų sąrašą, kuris leidžia ES tikrinti skaitmeninius parašus ir antspaudus iš ne ES šalių. Tai užtikrina, kad Ukrainos skaitmeniniai parašai atitinka taikomus ES standartus. Atsakydama tuo pačiu, Ukraina pripažįsta ES kvalifikuotas patikimumo paslaugas, todėl ES piliečiai gali naudoti savo nacionalinius skaitmeninius parašus ar antspaudus Ukrainoje. Šis dvišalis pripažinimas žymi reikšmingą pažangą skaitmeninio bendradarbiavimo ir patikimumo paslaugų integracijos srityje tarp ES ir Ukrainos. Šis abipusis pripažinimas taip pat taikomas EFTA šalims. Toliau vaizdo įraše taip pat pamatysime, kad tai galioja ir Jungtinei Karalystiai. Šis abipusiškumas užtikrina, kad Ukrainos verslai ir piliečiai galėtų sklandžiai veikti ES skaitmeninėje rinkoje. Be to, vyksta nuolatinės pastangos dar labiau suderinti skaitmeninių parašų standartus ir praktiką tarp Ukrainos ir ES. Tai pabrėžia įsipareigojimą kurti saugią ir suderinamą skaitmeninę aplinką, kuri būtų naudinga abiem pusėms. Tikslas pasiekti panašių rezultatų, kurie jau buvo suderinti su Jungtine Karalyste pagal dvišalį skaitmeninės prekybos susitarimą, kurį apžvelgsiu kitame skaidrėje. Ukraina ir Jungtinė Karalystė 2022 m. lapkritį sudarė skaitmeninės prekybos susitarimą. Pagrindiniai šio susitarimo elementai yra šie. Jis sukuria teisinį pagrindą skaitmeninės prekybos plėtrai tarp abiejų šalių, skaitmeniniai parašai yra abipusiai pripažįstami. Prekybininkams ir valdžios institucijoms bus sukurtas vieno langelio principų veikiantis portalas. Skaitmeninės prekybos sistemos. Jos sumažina prekybos administravimo kaštus diegiant skaitmeninius sprendimus ir technologijas, užtikrinamas laisvas duomenų mainas, draudžiami nepagrįsti tarpvalstybinio duomenų perdavimo apribojimai, vartotojų apsauga, stiprinama vartotojų teisių apsauga internetinėje erdvėje, atviri skaitmeniniai rinkos. Tai numato muitų netaikomą skaitmeninį turinį, bendradarbiavimą konkurencingumo srityje, paramą smulkiajam verslui, standartus ir atitikti bei skaitmeninės ekonomikos įtraukti. Finansinės paslaugos. Tai leidžia keistis finansinę informaciją, diegti naujas finansinės paslaugas ir atnaujinti elektroninius mokėjimus. Techninis bendradarbiavimas. Tai apima dirbtinį intelektą ir naujausių technologijų taikymą, bendradarbiavimą teisinių technologijų srityje bei bendradarbiavimą dėl skaitmeninių dokumentų pripažinimo. Skamba puikiai, tiesa? Kitoje skaidrėje išdėstysiu, kokią naudą turėtų atnešti skaitmeninės prekybos susitarimai. Skaitmeninės prekybos susitarimų nauda. Skaitmeninės prekybos susitarimų sudarimas su kitomis šalimis sumažina tarptautinės prekybos kaštus ir padeda užmegzti naujus prekybinius ryšius. Tai svarbus žingsniai, palaikantis visą programą Atkurkime Ukrainą. Jie prisideda prie visos skaitmeninės ekonomikos plėtros. Bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais padeda abiem pusėms tobulinti skaitmeninius įgūdžius ir paslaugų pasiūlą. Tai savo ruožtu skatina ir leidžia žmonėms tobulinti skaitmeninius įgūdžius, didinant bendrą ekonominį produktyvumą. Taip pat tikimasi, kad augs prekyba paslaugomis, ypač todėl, kad atstumas nebeturi reikšmės. Tikimasi, kad šis susitarimas su Jungtine Karalyste taps pavyzdžiu kitiems susitarimams. Iš tiesų, laisvosios prekybos susitarime su Europos laisvosios prekybos asociacija jau yra nuostatų dėl skaitmeninės prekybos. Tiesa, Ukraina dar neratifikavo OTA pavyzdinio įstatymo dėl elektroninių būdų perduodamų įrašų, tačiau tikimasi, kad tai padarys artimiausiu metu. Kaip matėme, skaitmeninimo atspirties taškas yra skaitmeninis parašas. Kaip gauti skaitmeninį parašą, galiojantį Ukrainoje? Tai paprasta, kaip pamatysime kitoje skaidrėje. ANP
Kaip jau sakiau, gauti Ukrainoje galiojantį skaitmeninį parašą yra lengva. Visų pirma, jei turite skaitmeninį parašą išduotą ES arba JK, kaip jau anksčiau paaiškinau, jūs jau turite Ukrainoje galiojantį skaitmeninį parašą. Jei neturite galiojančio skaitmeninio parašo, tuomet turėtumėte kreiptis į Ukrainos vyriausybės patvirtintą paslaugų teikėją. Paslaugų teikėjų sąrašas pateiktas žemiau. Arba kai atsidarysite banko sąskaitą Ukrainoje, jūsų bankas galės suteikti jums skaitmeninį parašą. Na, manau, kad skaitmeninius parašus aptarėme pakankamai išsamiai, bent jau šiuo metu. Dabar pažvelkime į kitus skaitmenizacijos aspektus, kurie daro įtaką prekybai. Pradėkime nuo skaitmeninių sąskaitų faktūrų. Reikėtų pažymėti, kad skaitmeninės sąskaitos faktūros dabar yra privalomos Ukrainos įmonėms, kurių apyvarta viršija 1 milijoną hryvnių. Skaitmeninio sąskaitų faktūrų išrašymo galimybės. Įmonės gali rinktis iš įvairių elektroninio sąskaitų faktūrų išrašymo galimybių, įskaitant programinę įrangą, internetinės platformas ir mobiliasias programėlės. Jūsų buhalteris gali patarti dėl konkrečių pasirinkimų ir padėti išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančią galimybę. Privaloma informacija sąskaitoje faktūroje. Skaitmeninėse sąskaitose faktūrose turi būti nurodyta įprasta informacija, tokia kaip tiekėjo ir pirkėjo duomenys, sąskaitos faktūros informacija, su mokesčiais susijusi informacija bei bendra mokėtina suma, ir jos turi būti pasirašytos skaitmeniniu parašu. Skaitmeninių sąskaitų faktūrų pateikimas. Įmonės privalo pateikti skaitmeninės sąskaitas faktūras tiek mokesčių institucijoms, tiek gavėjams. Apskaitos dokumentų saugojimas. Skaitmeninės sąskaitos faktūros turi būti saugiai laikomos 3 metus, kad būtų laikomasi Ukrainos mokesčių įstatymų. Teisinė lygybė. Popierinės ir skaitmeninės sąskaitos faktūros Ukrainoje turi vienodą teisinę galią. Kitas dokumentas, kurį reikia aptarti, yra e-CMR. Jei nesate susipažinę su CMR, tai yra standartizuota sutartis ir dokumentas, naudojamas reguliuoti prekių gabenimą keliais per tarptautinės sienas. CMR dokumentas yra teisinė sutartis tarp siuntėjo, vežėjo ir gavėjo, kurioje nurodomos transportavimo sąlygos ir užtikrinamas atsakomybės paskirstymas. 2020 metais Ukraina tapo 27 šalimi, oficialiai priėmusi elektroninius važtaraščius e-CMR. Šis žingsnis atitinka platesnės Ukrainos skaitmenizacijos pastangas, siekiant supaprastinti logistiką ir padidinti skaidrumą transporto sektoriuje. Teisinis pripažinimas. Ukraina ratifikavo papildomą CMR konvencijos protokolą, leidžiantį naudoti e-CMR. e-CMR privalumai. Perėjimas prie e-CMR supaprastina dokumentų tvarkymą, sumažina klaidų skaičių ir pagerina efektyvumą transporto pramonėje. Integracija su kitomis sistemomis. Ukrainos vyriausybė planuoja integruoti elektroninės krovinių važtaraščius CMR su kitais nacionaliniais informacijos ištekliais, tokiais kaip VAI-Inmotiom sistema ir elektroninė medienos apskaitos sistema E4 Digital. Projektas. Ukraina dalyvauja bandomajame projekte E4 Digital, kuriuo siekiama integruoti su ES vieninga elektroninių važtaraščių sistema. Ateities perspektyvos. Ukrainos e-CMR sistema sukurta atsižvelgiant į Europos duomenų mainų standartus, todėl ateityje ją bus lengviau integruoti į ES e-CMR sistemą. Skaitmenizavimo savoka gali būti dar labiau išplėsta, atsižvelgiant į blockchain taikymą. Iš tiesų egzistuoja blockchain sprendimų, palaikančių elektroninis CMR važtaraščius. Kitoje skaidrėje apžvelgsiu galimą blockchain naudojimo naudą tiekimo grandinėje ir apibendrinsiu, kur Ukrainos vyriausybė svarsto jos taikymą. Pagrindinės blockchain technologijos naudos tiekimo grandinėje yra šios. Sumažintos sandorių išlaidos. Blockchain gali sumažinti laiką ir išlaidas susijusias su tradiciniu prekybos finansavimu, todėl jis tampa prieinamesnis ir efektyvesnis. Pagerintas tiekimo grandinės valdymas.
Blockchain gali sekti prekes ir dokumentus visoje tiekimo grandinėje, didindamas skaidrumą ir mažindamas sukčiavimo riziką. Padidintas skaidrumas ir pasitikėjimas. Nekeičiama blockchain prigimtis užtikrina, kad visi sandoriai būtų įrašyti saugiai ir skaidriai, taip kuriant pasitikėjimą tarp dalyvaujančių šalių. Ukrainos vyriausybės iniciatyvos. Ukrainos vyriausybė nagrinėja blockchain naudojimo įvairiose srityse, įskaitant elektroninės žemės aukcionus, valstybinį žemės registrą ir areštuoto turto elektroninės prekybos sistemą. Kriptovaliutų apmokestinimas. Vyriausybė taip pat kuria sistemą skirtą apmokestinti kriptovaliutų sandorius, įskaitant tuos, kurie susiję su mokėjimais ar išgryninimu į fiat valiutą. Iššūkiai. Nepaisant galimos naudos, vis dar išlieka iššūkių, ypač dėl reguliavimo neapibrėžtumo. Taip pat atsižvelgiant į tarptautinės prekybos dalyvių skaičių ir šalių, kurios gali būti įtrauktos kiekį kartu su pradinėmis bet kokių veiklos pokyčių sąnaudomis, masinis perėjimas prie blockchain technologijos neįvyks. Kol kas tikimasi, kad pokyčiai vyks fragmentiškai ir bus skirti specializuotoms nišoms. Galiausiai, manau, būtų naudinga pažvelgti į Ukrainos vyriausybės DIA platformą. Tai parodys, kiek daug skaitmenizacija yra įsišaknijusi Ukrainos ekonomikoje. DIA yra mobilioji programėlė ir interneto portalas Ukrainoje, suteikiantis skaitmeninę tapatybę ir prieigą prie plataus vyriausybinių paslaugų spektro. Ji leidžia piliečiams pasiekti skaitmeninius dokumentus, valdyti savo asmeninę informaciją ir elektroniniu būdu bendrauti su valdžios institucijomis. Pagrindiniai šių paslaugų elementai yra šie – skaitmeniniai dokumentai. DIA leidžia ukrainiečiams pasiekti ir dalinti skaitmeninėmis savo asmens tapatybės kortelių, pasų, vairuotojo pažymėjimų ir kitų svarbių dokumentų versijomis. Internetinės paslaugos. Platforma suteikia prieigą prie daugybės internetinių valstybinių paslaugų, supaprastindama sąveiką su įvairiomis institucijomis, įskaitant mokesčių mokėjimą. Skaitmeninė tapatybė. DIA palengvina skaitmeninę identifikaciją ir tapatybės patvirtinimą, todėl piliečiams lengviau įrodyti savo tapatybę internetu. Skaitmeninės transformacijos ministerija. DIA yra pagrindinė Ukrainos skaitmeninės transformacijos ministerijos iniciatyva, kuria siekiama paspartinti šalies skaitmeninę transformaciją. Atvirojo kodo kodas. DIA programėlė dabar prieinama kaip atvirojo kodo kodas, leidžiantis kitoms šalims mokytis iš Ukrainos patirties ir įdiegti panašius sprendimus. Įmonės taip pat gali pasiekti ir naudoti DIA. Pavyzdžiui, DIA miestas. Tai virtuali laisvoji ekonominė zona Ukrainos technologijų įmonėms, siūlanti mokesčių lengvatas ir modernes teisinės priemonės. Internetinės paslaugos. DIA suteikia platformą įvairioms internetinėms paslaugoms, įskaitant verslo registravimą, leidimus ir licencijas bei deklaracijų pateikimą. Skaitmeniniai parašai. Įmonės gali pasinaudoti DIA parašo funkciją teisiškai galiojantiems skaitmeniniams parašams tiek Ukrainoje, tiek su ES įsikūrusiamis įmonėmis. Įdarbinimas ir valdymas. DIA miestas leidžia įmonėms samdyti talentus kaip rangovus arba GIG darbuotojus. Elektroninė rezidentūra. Užsienio verslininkai gali vykdyti verslą Ukrainoje internetu per elektroninės rezidentūros sistemą, prieinamą per DIA, nereikalaujant fizinio buvimo šalyje. Skaitmeninė piniginė. DIA taip pat gali būti naudojama kaip skaitmeninė piniginė ES šalyse, leidžianti atlikti mokėjimus ir kitus sandorius. Na, manau, kad aptariau daugumą prekybos skaitmenizavimo aspektų Ukrainoje. Man beliko tik pateikti keletą baigiamųjų pastabų. Manau, kad situacija dėl prekybos skaitmenizavimo Ukrainoje yra aiški. Nauda Ukrainos ekonomikai susijusi su didesniu efektyvumu ir korupcijos mažinimu yra neabejotina.
Ukraina dabar turi gerai išvystytą teisinę bazę, palaikančią prekybos skaitmenizavimą. Yra Ukrainos vyriausybės platformos, ypač Prozoro ir Dija, kurios palaiko Ukrainos ekonomikos skaitmenizavimą. Tarptautinės sutartys, ypač su ES ir UK, bei ECMO protokolo ratifikavimas padeda skatinti Ukrainos tarptautinės prekybos skaitmenizavimą. Atsižvelgiant į šiuos įrodytus privalumus, galima tikėtis tolesnės pažangos plečiant skaitmenizavimą. Dėkojame, kad žiūrėjote vaizdo įrašą Ukrainos prekybos dokumentacijos skaitmenizavimas. Tikiuosi, kad ši informacija jums buvo naudinga ir jei taip, mums labai padėtumėte paspausdami patinka mygtuką ir užsiprenumeruodami mūsų kanalą, kad gautumėte naujausią informaciją. Taip pat pasidalykite šiuo vaizdo įrašu ir grojaraščiu su savo kolegomis ir verslo kontaktais. Būtume tai tikrai dėkingi. Svarbiausia, atminkite, kad ICEICEI Ukraina ir mūsų partneriai yra pasiruošę padėti. Jei turite papildomų klausimų, galite man paskambinti arba parašyti. Mano kontaktiniai duomenys pateikti šioje skaidrėje ir pateikiami toliau pateiktame aprašyme. Mano paskutinis vaizdo įrašas yra apie tarifus ir pridėtinės vertės mokestį. Tikiuosi, kad galėsi dėl to pas mane pasilikti. Mano vardas Oksana Gunde. Laukiu jūsų atsakymų.